Po finišo matome lygiai savo, kiek liko iki sekančio. Matome, kad darytas naujas maršrutas, mūsų nuotrauka paskutinė, kiek surinkame taškų už segmentus, kiek gavom segmentų apdovanojimų, bonus taškai, kad įveikti, viskas. Toliau matome, kad yra įvertinimas. Mes galime palikti tokį, čia yra susikūrė automatinis 5 žvaigždučių įvertinimas, arba pakeisti į savo norimą. Aš palieku 5, nes man patiko. Parašau, koks buvo sudėtingumas, lengvas, tinkamas, gerai, ir parašau savo įspūdžius ir padedu kitiems pasirinkti. Spaudžiu išsaugot. Taip, mano vertinimas. Kas toliau? Jeigu kažkas neveikia, galiu pranešti. Gerai. Ir matau įveiktas maršrutas. Einu į įveiktą maršrutą. Taip, matau visas mano maršrutas, mano nuotraukas. Taip, čia startas. Objektai visi segmentų punktai. Taip. Kas toliau? Taip, ir mano visi rezultatai. Čia galiu padaryti viešas ir privatus. Taip, mano nuotraukos. Gerai. Įveiktas maršrutas. Vertinimas. Viskas. Galiu pasidalinti su draugais. Grįžtame į titulinį. Taip, pasižiūrime, kad įveikėme pirmą savo maršrutą. Gavome segmentą apdovanojimą. Kiek surinktų taškų. Taip pat visus savo rezultatus galėsi matyti savo paskyroje. Mano aplink. Pasiekimai. Ir čia matosi visi rezultatai. Kiek dar liko įveikti lygių. Taip pat savo paskyroje rasite visus įveiktus maršrutus, dovanas, pradėtus maršrutus. Galime užeiti. Grįžtam atgal. Išsiųstus pakvietimus. Šiandien pas mus nėra. Bilietus. Ir savo paskyros duomenis. Čia galėsite juos redaguoti. Ir viskas. Laukiame jūsų Admink.lt.